pradžią padariau. Tai dar kartelį. Tai pradedam. Profilaktika, kelias į sveikatos viršūnę. Šios dienos tema ir Kalnuoto Altajaus lobiai jūsų sveikatai. Tai yra sudėtis, kurių nerasime bet kur. Tai yra pats švariausias pasaulio kampelis, kraštelis, nepaliestas mūsų visų technologijų, tų tokių, kaip sakau, teršalų. Ten yra surenkama dauguma rankiniu būdu ir apdirbama pats tas pagrindinis grynas produktas ir koncentratas sudedamas į kapsulės. Tai toks pirmasis produktas, kuris, aš pataisim skaidrę, žiūriu, kad kažkas tai man rašo, nepavyko suaktyvinti produktą. Noriu pervesti. Gerai. Aš tik tai pasitikrinu pirmyn atgal, ar viskas veikia. Tai produktas Čiaga, Mumijos ir Aronijos viename. Kuo jis yra ypatingas ir man iš tikrųjų čia bestudijuojant, kas yra sudėta, labai patiko, kad viename yra dienos norma ir Mumijaus, ir Čiaga, ir Aronijos. Aronijos tai yra pats stipriausias antioksidantas. Mumijus tai yra vienintelis, kuris natūraliai absorbuojasi tokią juodą dervą. Tenais renkasi natūralūs ingredientai, kurie reikalingi mūsų kūnai. Ir Čiaga grybas, kitaip vadinamas beržo grybas, jį daug kas supranta ir žino, renka rankiniu būdu ir apdoroja namuose. O čia mūsų patogumui visi šitie 3 produktai turintis labai gerų naudingų savybių mūsų sveikatai apjungti į vieną kapsulytę dienos normomis yra subalansuota. Tai ką daro Čiaga? Mumijos žilnieji skyleniai ir mumijos komponentai tai imuniteto palaikymas, organizmo atsigavimas po infekcinių ir peršalimo ligų, vidaus organų audinių atsparumo virusams ir infekcinėms ligoms didinimas, antioksidacinė organizmo apsauga, didesnis atsparumas stresui, teigiamas poveikis virškinimo traktui. Kaip mes žinome, tai pagrindas yra mūsų virškinimo traktas. Visumos būna, tarkim, žmonės neranda, kas jiems yra, daug ieško ligos įvairios ir taip toliau. Ir dažniausiai būna, kad pagrindas yra mūsų žarnyne. Nors mums atrodo, kad jisai veikia puikiai, bet viduje mes negalime pamatyti, užčiuopti. Ir mažina uždegiminius procesus, kepenų sveikatos palaikymas, organizmo palaikymas lėtinio nuovargio sindromo atveju ir audinių regeneracija, skatina greičiau atsinaujinti mūsų audinius. Tai čia irgi tokia labai graži skaidrė, kaip Altajus, stiprybės šaltinis, taigos gale, kalnų gale ir gamtos gale susideda į mūsų vieną kapsulę. Taigi toliau. Žilnusis skilenis arba beržo grybas liaudyje dar vadinamas nemirtingumo grybu. Tai galingas biologinis stimuliatorius ir antioksidantas. Didina organizmo imuninį potencialą, pasižymi antivirusinėmis savybėmis. Jis padeda organizmui prisitaikyti prie streso ir nuovargio. Turi vitamino D, cinko, kalio, kalcio ir geležies. Tai iš tikrųjų tai, ko labiausiai reikia ypatingai šiuo metu, kai labai daug žmonių serga arba po ligų yra, norint greičiau pasveikti, ar jeigu yra uždegiminiai procesai organizme, vėlgi taigi galima vartoti šitą papildą. Tai yra ne vaistai, o papildai. Kalnų gale Mumijos tai mineralinė derva, kurioje gausu maistingų medžiagų ir kuris šiltais vasaros mėnesiais ištrykšta iš uolienų. Mumijos palaiko normalią kaulų sąnarių būklę, normalų imuninės sistemos darbą, normalų virškinimą, normalią protinę ir pažinimo funkciją, normalią reprodukcinę funkciją ir normalią šlapinimosi funkciją. Kas turi problemų su šlapimo takais, ar ne? Bet yra toks vienas niuansas parašytas, kad kas turi akmenligę, nerekomenduojam. Galimai gali suaktyvinti visą šitą veiklą per stipriai ir akmenukas keliaudamas gali kur nors užstrigti.
Čia jau reikėtų pasikonsultuoti su gydytoju tokiu atveju, bet yra parašyta toksai iš karto pabrėžiu. Tai mumijos homininų rūgščių šaltinis sudėtyje yra vitaminų B1, B2, B3, B6, B12, P, C, A, E ir amino rūgščių ir mineralų. Tai toksai platus. Ir trečias ingredientas šio papildo tai yra aronija, kaip ir minėjau, vienas stipriausių antioksidantų, kuris teigiamai veikia organizmo gynybinės funkcijas, padeda padidinti organizmo atsparumą įvairiems virusams. Vėlgi, aronija yra pektinų ir titanų šaltinis, ji turi vitaminų, PE makro ir mikroelementų, ir geležies, ir mangano, ir valio, ir labai tokių organizmų reikalingų. Tai aš dabar dar kai paskaičiau, kiek čia ką daro, to prasme plačiau visos medžiagos, tai aš paskui pasidalinsiu, ką aš vartojau. Ir dar šiek tiek atsiliepimų pridėsiu. Einam toliau, nes čia aš šiaip nemažai tos medžiagos turiu. Ir kokia yra kaina. Šitas kitas kompleksas su gliutenoliu. Apie jį skaidrėse bus mažai, todėl aš pasiėmiau atskirai dar telefoną ir atsidariau, jums papasakosiu, pasidalinsiu čia. Kuo ypatingas kompleksas su gliutationu. Toks įdomus pavadinimas. Čia parodyti yra plaučiai. Bet jis yra ne tik plaučiams, tai yra su cinku, vitaminu B6 ir vitaminu, kaip gali pasireikšti gliutanono trūkumas. Tai gali būti lėtinis nuovargis, sumažėjęs imunitetas, neatsparumas ligoms, nuolat serga žmogus, blogas miegas, skausmas ir uždegimai organizme, storosios žarnos uždegimai, gali būti ir su širdimi, jaustis negerai. Tai kaip viena kolegė ir minėjo, kad išvardino šios požymius, kad sako, aš vartojau gliutamolį, tai dabar supratau, kodėl man teigiamais buvo rezultatas, pranyko šitie širdies dėl streso. Tai vėlgi jisai irgi susijęs, jeigu žmogus stresuoja. Ir vienas iš atsiliepimų buvo, dalinosi kolegės ne iš Lietuvos, tai toksai trumpas, kad nuo tada, kai vartoju gliutanoną, man nebuvo nei vieno astminio priepuolio. Astma. Daug kas susiduria su astma, ar ne? Ir čia rašo klientė, kad nebuvo apskritai nuo tada, kada vartoju nei vieno priepuolio. Taip pat vartoju ir kitus papildus, zlotipatok pas mus yra, jisai irgi inkstam. Galima bus čia irgi kitą kartą plačiau. Va šitą papildą vartojo, amarantą taip pat įjungusi, tai yra kompleksiškas. Nėra taip, kad po vieną papildą mes gausime pilną rezultatų, ko mes norime, kokia mūsų, tarkim, savijauta ir ko mums trūksta. Taip pat pagerėjo sveikata. Šitai klientai pasibaigė nosies užgulimai nuolatiniai, jie turėjo alergijas. Ir dėl nuovargio teigiamas vėlgi veikimas jaučiasi daug energingesnė ir stipresnė. Kitas atsiliepimas buvo vėlgi, klientė rašo, kostijau apie 3 savaitės, negeriau antibiotikų, nei sirupų, nieko papildomai, tik gliutanolis man padėjo maždaug po 3 dienų. Netgi po 3 dienų jau buvo, kad atsikosėjau iš plaučių. Jau žmogus, ta prasme, čia jau yra tikras atsiliepimas, kaip jisai teigiamai veikia. Toliau dar buvo irgi atsiliepimas, kad puikiai veikia nervus. Mano dukra naudojo jį padidėjusiam stresui prieš medicinos studijų egzaminus. Jis stažavosi ligoninėje ir sakė, kad tikrai jaučia jo raminamąjį poveikį. Taip. Tai čia dar vienas iš tokių atsiliepimų apie šitą papildą. Ir daugiau plačiau apie jį būtų taip. Gliutanonio kompleksas yra puikus maisto papildas, imunitetui palaikyti ir apsaugoti nuo žalingo aplinkos poveikio. Sulaukus 30 metų organizme susintetinama vis mažiau ir būtina jo aprūpinti organizmą. Padeda palaikyti audinių ir organų pusiausvyrą bei apsauginio organizmo funkciją peršalimo ir virusinių ligų metu. Mažas gliutanono kiekis organizme yra susijęs ir su greitesniu senėjimu. Dėmės ant odos ir nervų pusiausvyrą. Su amžiumi jis natūraliai mažėja, vėlgi čia pabrėžia tą patį. Antioksidantas gliutanolis dalyvauja šalinant atliekas iš organizmo.
ir apsaugo nuo autoimuninių reakcijų. Taip pat plaučiai nuolat patiria oksidacinį stresą įkvėpdami užteršto oro ar bet kokią, ta prasme, kas yra laukia, ar ne, mes ten ką kvėpuojame, tai viskas veikia mūsų plaučius, mes tai suprantam. Ir kaip tikslingai naudoti gliutenolį, jeigu norime palaikyti optimalią sveikatą, jeigu nepakankamas yra fizinis krūvis, žmogus galbūt dirbo uždarą tokį darbą, nuolat įtampas, stresas, tarkim, ar netgi įtemptas tiesiog kažkoks laikas dėl miego problemų, net ir rūkantiems žmonėms rekomenduojamas tiesiog, kad atstatyti plaučio būklę. Tai ir dar čia daugiau aš galiu papasakoti, šiame gliutenolio komplekse yra ir profilaktinė tripeptido gliutenolio dozė. Kas tai yra? Tai cinko, vitamino B6 ir vitamino A šaltinis, palaiko ir stiprina imunitetą, palaiko plaučius ir gerina atsikosėjimą, palaiko tinkamą skydliaukės funkciją, pasižymi priešuždegiminėmis savybėmis, apsaugo mitochondrijas, palaiko detoksikaciją ląstelių lygiu, palaiko kepenis ir žarnyną, taip pat smegenų veiklą, suriša sunkiuosius metalus ir išvalo iš organizmo, didina vidaus organų audinių atsparumą virusams, apie autoimuninės reakcijas irgi sakiau, kad apsaugo, dalyvauja atlieka šalinti ir idealus papildas peršalimo ir virusinių ligų sezono metu, ypatingai kai ilgai žmonės serga, kai norint atsigauti greičiau, tai būtų tokios rekomendacijos. Ir dar vienas atsiliepimas buvo, irgi klientė naudoja jau ne vieną kartą ir dalinasi, kad šiemet aplamai iš vis nesirgau, kai būdavo nuolat, kad sirgdavau, kaip tik tai prasidėdavo ligų, kaip sakant, ruduo, virusai ir naudojančios papildus, kad tikrai sumažėjo sergamumas. Tai apie gliutenolį būtų tiek. Dabar dar papasakosiu ir apie mūsų dar vieną papildą geprolainas. Prieš tai turėjau gliutenolis ir čiag. Tai kuo ypatingas yra geprolainas? Tai yra labai, labai geros sudėties ir labai daugam reikalingas iš tikrųjų ir galimas rekomenduoti produktas. Atminties senėjimas, ilgesnis gyvenimas, daugiau vyresnio amžiaus žmonių susiduria su, kaip sakant, yra ligos Alzheimeris ir visa kita, ta prasme, kuo vyresnis žmogus darosi, tuo daugiau jam vis kažkas tai puola įvairūs tokie dalykai, kai reikia galbūt šiek tiek irgi dar galima padėti. Dėl ypatingai kraujotaka, tai yra pagrindas visų dalykų, visi uždegiminiai procesai, kraujagyslių kalkėjimas ir ką vartoti, kad tas kraujagyslės ten nepridaryti, kaip sakant, kitų problemų kitiems organams, jeigu jie yra, tarkim, nėra viskas gerai žmogui. Tai yra vėlgi mūsų papildas ir kuo jis ypatingas. Tai ir atminčiai reikia profilaktikos, ir antioksidacinė apsauga, angliavandenio apykaitos atkūrimas, vitaminų trūkumo kompensavimas, intelekto lavinimo pratimai vyresnėme amžiuje, kad žmogus, jeigu nori palaikyti visus procesus, tai ne tik papildai yra. Yra visa senėjimo prevencija, tai būtų pirmas žingsnis mityba visur, tai yra numeris 1, toliau miego režimas, jeigu mes neišsimiegam gerai, ar kažkas trukdo, ar tiesiog neina užmigti, tai vėlgi ieškom būdų, kaip mums padaryti, pasigelbėti savo natūraliai, ar tai išeiti į lauką, o jeigu negali išeiti į lauką, ką tu galėtum vėlgi kaip savo padėti. 3 žingsnis - fizinis aktyvumas. 4 - sveikos mitybos palaikymas, raciono praturtinimas maisto papildais, nes jau tikrai visi kalba ir iš visur, ir mes patys turbūt žinom, kad maistas parduotuvėje jau nebėra tikras maistas. Jeigu yra parduotuvėje skyrius, skyriai padaryti sveikas maistas arba vadinasi ekologiškai produktai, o visa kita, tai manau, aišku, mes patys atsirenkam, ką mes valgom ir ar mes gaunam iš ūkininkų, perkam, ne, tai ten galim tikrai dar to natūralaus maisto, yra kas užsiaugina patys.
jeigu yra tokia galimybė, aš esu už tai, kad kuo daugiau to gryno, natūralaus maisto ir mažiau visokių pusfabrikačių ir gamintis namie. Ir taip mes galėsim savo pagelbėti, bet maisto medžiagų mes nebepasisavinam tiek, kiek mums reikia dienoje suvalgyti daržovių, vaisių ir žuvies ir visa kita, tai čia būtų kilogramai. Tai tam ir yra maisto papildai. Bet vėl su maisto papildais labai reikia žiūrėti, kokia yra jų sudėtis, kad jie būtų ne cheminiai, ne sintetiniai. Nes jeigu mes vartosim sintetinius, tai organizmas pripras ir jis pats nebegamins, ypatingai vitaminas D, kas liečia ir visus kitus. Tai aš labai džiaugiuosi, kad jandė yra mūsų papildai tikrai labai aukštos kokybės ir yra jie natūralūs. Ir, kaip sakant, tikrai jaučiamas ir tas rezultatas akivaizdžiai juos vartojant. Aš paskui dar irgi savo patirties pasidalinsiu pabaigoje, kaip tik dabar šviežia situacija. Ir svarbu įsitraukti į būti drausmingam, atsakingam už savo sveikatą. Niekas mumis nepasirūpins, jeigu mes savimi patys nesirūpinsime. Nei daktarai, nei draugai, nei kažkas kitas. Mes patys turime įdėti kiek įmanoma daugiau indėlių, ypatingai kol esam ir jaunesnė, ir vyresnė, nesvarbu kokio amžiaus. Tai kaip vyksta senėjimas, senėjimo procesai, mes atrodo viską puikiai visi žinome, bet kartais tikrai išgirstame naujos informacijos, kuri mums būna naudinga, arba tiesiog susidėliojam tą puzlę po dalelę ir gaunam to, ko reikia. 3 ankstyvo senėjimo priežastys. Glikacija. Tai yra svarbu reguliuoti angliavandenių apykaitą ir pašalinti pirminę visų organizmų alinančių procesų priežastį. Taip, angliavandeniai tai yra greita energija ir jos mes šiaip pirmoji dienos pusėje reikėtų jų daugiau vartoti, antroje pusėje jų mažinti, bet aš čia šiandien apie mitybą tai nepasakosiu čia plačiau, tiesiog trumpai. Ir uždegiminiai procesai labai svarbi antioksidacinė apsauga, skatinant įgimtos universalios imuninės sistemos veikimą. Tai visi uždegiminiai procesai, tai gali būti ir žarnyno uždegimas, gali būti ir kraujotakos uždegimai, tai tikrai organizme būna įvairių procesų ir ne visada rodo tyrimai tuos dalykus. Mes galime labiau pajausti, nes kartais rodo, kad viskas gerai, bet žmogus jaučiasi blogai. Reikia ieškoti priežasties, kodėl taip yra. Ir kaip mes galime pagelbėti. Toliau aš eisiu apie mūsų papildą geoprolainą. Tai kuo jis yra ypatingas? Antioksidantų kompleksas su vitaminu K2, geoprolainas tai galinga antioksidacinė apsauga, osteoporozės prevencija, uždegiminių procesų organizme slopinimas, arterijų ir kraujagyslių įskaitant regos organų elastingumas, atsparumo stresui didinimas, vyresnio amžiaus žmonių būdingų ligų rizikos mažinimas, apsauga nuo toksinio laisvųjų radikalų poveikio. Organizmo apsauga nuo priešlaikinio senėjimo, jaunystės pratęsimas ir geresnė gyvenimo kokybė. Tai trumpai tariant apie K2, tai kraujotakai, aš pati dabar esu po antros kojų venų operacijos ir man tiesiog po antros operacijos gavosi, kad mano kojai uždegimas yra iš po operacijos. Tai ką aš dariau, aš toliau tęsiau šitą mūsų geprolainą. Aišku, aš turėjau gerti kursą tam tikrų prieš uždegiminių vaistų, kraują skystinančių vaistų, bet aš prijungiu ir šitą geprolainą ir mūsų flavitoną. Mano koja tiesiog buvo jau pradėję pirštai tinti ir pirštai tinti ir tiesiog labai tempė ir ta koja labai buvo skaudi ir dar su teta pasitariau, sako, tai žinoma, aš dar su ta koja ne visą savaitę vaikščiau, buvo paskutinė diena, kada galvojau, gal jau veržė tą kojinę ar kažkas ne taip iš tikrųjų, nes jau kaip pirma koja viskas buvo gerai, o dabar čia visai kitaip viskas. Tai ką noriu pasakyti, tai su mūsų flavitonu, aš jį irgi čia atsinešiu parodyti, per 2 dienas, galima sakyti, man patinimas nuo pirštų visiškai dingo kojos ir pradėjo mažėti pačios kojos uždegimas.
Jeigu jau man net skaudėjo vaikščioti, reiškia tikrai buvo, jau nelabai smagu ir tu žiūri, kaip tu gali pagelbėti. Tai žinau, kad mes turime šitas priemonės tikrai puikias. 3 kartus tepiau per dieną Slavitoną, jisai ir vėsino ir tiesiog iš karto jautėsi, kad jisai, ta kraujotaka, viskas ten išsivaikšto greičiau. Reikia atstatyti man. Ir geriau Geprolainą. Nes Geprolainas vėlgi jisai mažina visus šitus uždegiminius procesus. Tai dabar yra praėję savaitė ir aš tikrai jaučiuosi, galiu pasakyti gerai, nežinau, kaip būčiau be šitų priemonių, ar taip greitai man būtų pagerėję. Reikėjo turbūt vaistus gerti papildomai. Bet kai mes turime tokius gerus produktus, tai nesinori nei vaistų. Ir dar gavau vieną atsiliepimą apie šitą būtent Geprolainą, kad, žodžiu, buvo moteris susitrenkusi ranką prieš porą metų ir tiesiog buvo ant rankos guzelės ir kraujagyslė iššokusi. Ir po mūsų šitų pirko 2 pakuotės Geprolaino ir sakė, nieko nebėra. Ant rankos nebėra to guzelio. Tai aš manau, kad išsivaikščiojo, nes kraujotaka, kraujagyslės ir tokie gyvi atsiliepimai žmonių, kurie išbandė ir tiesiog, kas nuliečia tokius dalykus, tai tu gali parodyti ir pasidalinti, nes, pavyzdžiui, jeigu mes iš vidaus, tai mes pagal tyrimus galbūt matytume, ar uždegimas yra dar organizme, ar jo nėra. Tai tiek. Ir kas įeina į Geprolaino sudėtį, tai būtų magnis, natūralus kraujagyslių tonuso reguliatorius, dviskiautis ginkmedis skatina normalią kraujo mikrocirkuliaciją ir normalias kognityvinės funkcijas. Japoninio soforos ekstrakto kvercetinas padeda mažinti cholesterolio kiekį kraujyje ir saugoti arterijas nuo plokštelių susidarimo. Resveratrolis, galingas antioksidantas. Kamelytė iki čia. Pas mane čia pokalbių šou visi šneka. Taip, galingas mažina organizmo uždegimą ir lėtinantį senėjimą. Būtent šitas sudėtinė dalis ir greičiau veikia. Lipoinė rūgštis, stiprus antioksidantas, turintis jauninantį poveikį organizmui. Cisteinas, sieros turinti amino rūgštis, slopina kraujagyslių uždegimą. Šitas dalykas, tai reiškia dėl to taip greitai. Ir skatina normalų kraujo krešėjimą, vitaminas K. Tai po tokių operacijų tikrai rekomenduoju kiekvienam klientui, nes mes jų nevartojame ištisai. Šitų visų papildų kursas yra po 1 pakuotę, toliau darom pertrauką 2 savaitės ir galime vėl pakartoti. Bereikalingai mes jų negeriam ištisai. O jeigu yra reikalingas kažkoks tai poreikis, kad mes taip iš galvos nesugalvoju, jeigu negeriam papildų, ne? Tai jeigu reikalinga konsultacija, galite su savo gydytoju visą laiką pasikonsultuoti, jeigu turite tam tikrų ligų. Aišku, pavyzdžiui, mes irgi konsultantai ne visą laiką turime susidūrę su visomis situacijomis. Būna ateina naujas klientas, tai yra ir nauja situacija ir tu tiesiog arba ieškai dar plačiau, mes klausiam dar kitur, kur jeigu esam nesusidūrę, tikrai bet ko nesiūlom, nesam gydytojai, tai yra maisto papildai. Ir čia dar tokia graži skaidrė. Kai jums 20-30 metų, atrodo, kad viskas būsite jauni, sveiki, gražus ir energingi. Ar jums patinka, kaip atrodote dabar ir kaip jūs dabar jaučiatės? Tuomet užfiksuokite tai ir stenkitės daryti dėl savęs daugiau, kad kai būsite sulaukę 50 metų ir 60, 70, 80 ir 90, kai pasižiūrime, tikrai 95 metų netgi moteris, ji tokia aktyvi būna ir jogistės netgi. Tai tiesiog viskas priklauso nuo mūsų, kaip mes gyvensime, ar mes strese gyvensime. Ir linkiu būti tikrai visiems sveikiems, nesirgti. O jeigu jau sergate, čiupkite priemonių iš mūsų asortimentą. Ir grįžtam prie pradžios. Jeigu turite klausimų, klauskite, nes liko 3 minutės. Jeigu norite pasidalinti dar kažko, irgi taip pat galite. Tai, žinot, noriu Inesa visų gerti.
Man tai yra sudėtinga, nes aš visą laiką, aš geriu vieną papildą ir aš jau apie kitą galvoju. Dabar aš jau žinau, kad man padarė kraujo tyrimus, vėl cholesterolis yra, dabar galvoju, jau tą gerą prolainą tikrai reikėtų man gerti, bet aš ir tą gliutatijoną man Dovydas kosėjo, nublembačkai, mano pačios vaikas kosėjo ir aš, va, tiesiog nepasigilinam, sakau, turim tokius lobius ir mes va, nesinaudojam. Tai Agirdėjau, kaip tu, pavyzdžiui, sakytum, du papildus galima vienu metu gerti ar ne, nes aš nebespėju jų gerti, žinau. Tai priklausomai kuriuos. Nes, pavyzdžiui, jeigu geriam, tarkim, čiagą, jau ji irgi Mhm. yra prieš uždegiminis. Tai, pavyzdžiui, jau jo nereikėtų gerti gal kartu su geprolainu, nes geprolainas jisai irgi kraujotakai ir šiaip geriau atskirai būtų Tai šitos. va, aš irgi girdėjau, sako, kad geriau atskirai, kad kelis papildus negerti, Mhm. nebent citrokalcevitą, kadangi kalcijų reikia praktiškai jau mano amžiui arba dar vyresniem Taip, šitus kiekvieną dieną. Jo, galima. tai tuos, Kalcis, mineralai tikrai galima, jo, omega, tai tuos pavyzdžiui. vakare, o tą, pavyzdžiui, gerą prolainą ryte tada reikėtų, ar ne? Geprolainas ir va būtent šiti visi, jei neklystų, yra valgio metu. Mhm. Kaip pasakysiu to tiksliai. Dozė suaugusiam. Taip, viena kapsulė per dieną valgio metu. Nėra nurodyta, ar tai ryte, ar vakare. Tai reiškia, ta prasme, galime ir ryte mes vartoti. Jo, bet Nes suprantate, kiti yra. ir nori. Mhm. Norisi ir bičių pikio to ar su ženšeniu. Aš nespėju, norisi ir amarantą gerti. Amarantą po 3 reikia gerti. Aš sakau, man nespėju, man gyvenimas per trumpas, kiek aš noriu papildų gerti. Nu, per daug irgi negerai. Tai va, Visur yra ribos, turim balansas būti. Nes o aš gal yra mergaitės kažkas irgi, bet bandžiusios pasidalinti savo patirtim, kol dar neišjungia mūsų. matau, kad dar 10 minučių rašo, bet čia nežinau, ar taip. Nes dar turėtų būti laiko, rodo tik 19:30. Taip, man rodo 10 minučių dar kažkas. Tai Nu, tu biškai apgavai mus. aš pasižiūrėjau, kad, kad spėčiau. Aha. Aš galiu pasakyti, aš visus geriu iš eilės. Vieną pabaigiu, kitą pradedu. Va, aš taip pat. Nes ir, pavyzdžiui, į tą zlato, nes kaip jisai ten, zlatofitą, kaip jisai Zlatofilas. vadinasi. Aha. Aha, nes prieš porą metų buvo inkstė akmenukų ir iš tikrųjų aš tą, gerdavau ir kas antrą mėnesį, ar dar rečiau biški, bet pagerinėjau, kad naujai nesusidarytų profilaktiškai. Ir dar dabar glutadioną, ageroprolain, kad man širdžiai labai padėjo. Dabar susimaišiau, kuris, tai gal ta geroprolain, jisai širdžiai, ne kraujotakai. Man atrodo, jūs gliutanonę buvo atrašęs. Aš atsimenu tada, kai sukėliau daug Galbūt tai informacijos Ai, violetinį. aš nubėgau tada pažiūrėti, ką dabar geriu, tai gal tą geriau. Nes man irgi dabar buvo, kad ir pas daktarą buvo, lygos neranda, atsiguliu, vakare užmygti negaliu, kažkur spaudžia, kažkur duria, pradėjau galvoti, gal širdis, nes daktarai mane, kad skrandis. Mhm. Ir pagėriau, iš tikrųjų man pagerėjo. Ir tebegeriu, dar yra, gal ten kokie 10 ar kiek tų kapsulių. Nežinau, man atrodo, kad geri tie papildai.